Nu ką, Zalis Žiurgenai, atėjo laikas papiarintim, tai jau anksčiau norėjau, bet nepavyko. Šiandien 5 kilo. 5 motherfucking kilo ant pečių bandysim. Nežinau, kas gausis, bet yra asistentūra rimta, tai bandysim. Tikslas yra su pagalba užsikelt ir kad kažkas palaikytų solelę. Dar toks yra tikslas. Nu ir bandysiu spausti su raiščiais. Projekcija mano yra 2 pakartojimai ir tada svorį numesiu, bet nežinau. Tiesiog bulkas į pabaigą artėja, būtinai reikia pasibandyti smalsu, kaip tie 5 kilų jaučiasi ant tų pečių iš tikrųjų. Tai žiauriai pasikuriam ir siridenam kilus ir išdirbam. Čia tavo bus. Tai tau reikės dar man ant kelio užkelt. Aš tikrai bijau, nes daug kas gali atsitikti, bet aš jaučiuosi žvėris ir tikiuosi liksiu toks, tikrai šiandien stipriai jaučiuosi ir jeigu ne šiandien, tai nežinau kada. Tau šitas iš tikrųjų. Jo. Nes tau kalės atnam. Jo. Vaidai, atvyk vėlas. Čia bus žiauru. Kiek buvo? Buvo 15? 25. Aš nežinau, dėl ko labiau džiaugiuosi. Dėl 4 repsų, ar dėl to, kad nesusitraumau, nes čia traumos tikimybė. Bet kadangi technika atkalęs jau seniausiai, svorį vis tiek kontroliavau, nesidraskiau. Buvo lėtas tempas, sąlyginai giliai iki ausų man rodos, jeigu neklystu, nuleidau. Tai švarūs repsai visiškai. Dabar jeigu reikėtų savo ego pabūstinti, bet to pačiu ir atmazą greitą sugalvoti, tai jeigu agresyviau daryčiau ir greičiau, gal padaryčiau 5 arba 6. Bet kas būtų, tas būtų. Hei. Aš tikiuosi, kad jūs suskaitot. Šitie 4 repsai, eikti savo, man taip dabar hype. Yes. Svarbiausia išeit be traumų, pasidedam tos 5, pasiemam vaikišką svorį, 5 kilų ir denginam. Lemba, tas 5 kilų palietė širdį, nes visą laiką buvo smalsu, kaip jaučiasi 5 kilų ant pečių. Ant krūtinės ten irgi net nėra kalbutė, net nėra ką kalbėti. Bet ant pečių, niekada aš nebandžiau 5 kilų. Kodėl? Todėl, kad salėje yra kem 5, pem. Po 5 kilus kyla inkrementai. Kas su šitais svoriais dirba, supranta, kad nuo kem 5 plus 5 kilai yra 100 kartų sunkiau nei nuo 15 kilų plus 5 kilai. Tai yra labai daug.
Padariau 4, aš to žaiv, eik tu sakys, neįsivaizduojat. 5 kilų pakėliau 4 kartus, tu tiki ar netiki? Nes aš dar netikiu, man čia yra daug. Kaip dabar treniruotė vystysis, dėstysis, neįsivaizduoju, nesvarbu. Tuo paimsiu 2 kilų plus, pasimosikuosim. Dzintės spaudimai, be traumų išėjom ir judam toliau, let's fucking go! Oi linksmai leidau svorį, bet šiandien galima. Eik tu saugus haipas. Čia yra kaifas. Tai treniruotis yra kaifas. Lemą nepristačiau pratimo. Dabar darysiu pratimą pečiam, old schoolinį. Jis bus mano naujam splitė, kurį pradėsiu testuoti per ateinantį kartą. Tai čia toksai šitas pratimas kaip ir spoilas, bet ir praktika. Ojoj. Operatorius mane paliko, bet ne, specialiai šią, nes nebėra daug ką filmuoti. Dabar padarysiu galinę deltą, tai tikrai čia visko nerodysiu, nes vieną gal setuką pagrintinti, tai va tą įmečiau, bet dar padarysiu, iš viso 5 setus. Tai čia tiesiog mano technika yra tokia, kad aš visą laiką bandau įtampą laikyti nuo šito taško iki šito. Tai yra niekados iki galo nenuleidžiu ir niekados čia nemetu svorio. Alkūnės stengiuosi laikyti išsuktas. Ir gražiai su įtampa darau. Kadangi dabar minėjau, kad bandau pereiti prie greitesnio tempo treniravimuose, tai tą ir darysiu. Ir jo, daug čia nieko nerodysiu, nes čia žiauriai nuobodu. Jeigu bandot padaryti PR, nesvarbu koks svoris, niekados nesigėdykit. 5 kilų, 6 kilų, 7 kilų, nesvarbu. Tai yra jūsų PR. Nesvarbu, ką kiti spaudžia, svarbu, ką tu spaudi. Tai niekados nesigėdykit ir visą laiką, kai pasiekėt, džiaukitės. Pačiuoskit, išsiliekit, išsiriekit. Nes, salė tam ir yra, bet tu tik neskubėk, Žiūrėk. Aš žinau, kad daug kas skuba, tu neskubėk va šitą momentą, kai atsikelsi ir va čia, tu nedaryk va taip, žiūrėk, tik atsikeli iš karto, žinai, leidi. Ne, tu pirmą atsikelk, va taip, ir tada įkvėpk ir visą kūną suspausk ir neišleisk oro ir visą laiką neišleisk oro, kai tai darysi. Suprantai? Svarbiausia, dažniausia klaida yra, kai tu nuskubi. Bet jeigu neskubėsi, jeigu pilnai atsikelsi čia ir duosi laiko ir įkvėpsi, ir visą kūną įtempsi, suspausi max ir neišleisi oro viso darymo metu, tu padarysi. Aš padėsiu atkelt, kai pasakysi 1, 2, 3, ant 3 kelsim, kad pečių nelaužyt. Dai. Dai. 1, 2. O, geras. Stipriai, ble. Stipriai, supyk. Spausk. Geras. Tai čia easy, nafta. Dilbius darau supersetais. Čia matote pirmąjį. Dar vieną padarysiu ir tada iškart pamatysit kitąjį. Kodėl taip darau? Visai neseniai prieš mėnesį pamačiau tik tokią, kažkokią užsikačiojusi pana daro tokį plius minus panašų splitą. Aš savo, tai yra ne splitą, bet dilbių treniruotę. Tai darė partimus atskirai, tai aš tiesiog savai patvistinau, padariau supersetą, kad greičiau padaryti ir geresnį pampą pagauti.
O štai ir antras splitas. Koks splitas? Supersetas. Tiesiog štangos lenkimai atgal šitai daliai ir paprasti tiesiog klasikiniai antiliuko lenkimai. Neįmanoma suklysti šitos pratimus darant, gerai jaučiasi. Tas pirmas pratimas, kurį darau su štanga, gali daryti ir ant to bloko, kur lynai yra su tiesiog tiesia rankena. Manau, tas pats gausis. Bet aš tiesiog dabar pasirinkau būtent šį darbo būdą, nes niekada taip nedarydavau. Tai va, čia labai smagu dilbius daryti.